Man yra 10 metų, einu į kiemą ir važinėjusi dviračiu. Aš anksčiau neturėjau savo dviračio, tai važinėjau su savo draugės dviračiu. Aš netikėjau, kad atvažiuosit ir išpildysit svajonę. Aš dabar jaučiuosi puikiai ir važiuosiu dviračių taku kiekvieną kartą. Labai didelis ačiū Sigitai ir Kaukėno fondui. Ir visus jo narius pakviesti su dviračiais į Druskininkus, kartu pavažinėti ir apžiūrėti pačius druskininkus. Džiaugiamės baigę pagrindinį gydymą ir išėję į palaikomąjį, kadangi dar vis tenka dažnai grįžti į ligoninės, atsiranda visokių komplikacijų, bet jau daugiau laiko praleidžiam namuose ir tuo labai mes džiaugiamės. Ir daktarai rekomendavo kuo daugiau leisti laiko kieme ir kaip tik Lauros buvo svajonė turėti dviratį. Už tai mes labai dėkojame Sigitai Stasiukinienei ir dabar labai gerai, kad daugiau laiko leis kieme ir galės visus druskininkus apvažinėti su šeima. Druskininkai yra dviračių tako miestas, kaip mes vadinam. Su dviračiu čia galima visus druskininkus apvažiuoti ir labai daug gražių vietų pamatyti. Kai laukiausi jos, mes su vyru nusprendėme, jeigu gims berniukas, duosim tėčio vardą, o jeigu gims mergaitė, duosime mano vardą. Tai taip ir gavosi šeimoje 2 Lauros.